Šiandien daugiau nei 2 metus rimta informacija atskleis visą tiesą apie šį asmenį. Smurtas, teisėsauga, nešvarūs darbeliai, visa tai išaiškės šiandien. Visa tiesa apie Skiedrą. Mūsų tyrimas prasideda Lietuvoje, 5. pagal dydį mieste Panevėžyje. Čia žmonės gyvena įprastą gyvenimą, neįtardami, kad šalia jų gyvena neįprasta asmenybė. Tautvydas Kimutis. Arba tiesiog Skiedra. Atvykome į šį miestą norėdami akis į akį pabendrauti su legendiniu Skiedra. Paklausinėję vietinių žmonių apie Skiedrą išgirdome labai daug versijų. Jų manymu tai galėtų būti ateivių rūšis ar mitinis padaras, o galbūt net komiksų herojus. Tačiau mes pasiryžę atskleisti visą tiesą. Laukiame legendinių Skiedros automobilių. Mūsų slapti agentai atkapstė informaciją, kad štai šis legendinis automobilis priklausė būtent Skiedrai. Dar kitaip, kelių erelių. Tačiau vieną dieną jo automobilis buvo papimpintas. So you wanna be a player, but your wheels ain't fly. You gotta hit us up to get a pimped out ride. You got to pimp my Damn right. Šios permainos patiko tikrai ne visiems. Tačiau, kad ir kaip bebūtų, šis automobilis atlaikė visas negandas. Ir laimiai, o galbūt nelaimiai, važiuoja toliau. Su šiuo automobiliu Tautvydas patyrė daugybę pirmųjų kartų. Tai pirmasis susitikimas su kelių policija, pirmasis gedimas, netgi pirmoji avarija. Juk svarbiausia tai, kad šiandien po ilgų metų sekimo susitiksime su Skiedra akis į akį. Štai atvažiuoja jo automobilis. Ir štai jis, tylus, išdidus ir paslaptingas, Tautvydas Kimutis. Šiandien Tautvydas nusiteikęs draugiškai. O tai labai stebina, nes prieš metus mūsų žurnalistams bandant jį pakalbinti, jis tiesiog pabėgo. Tačiau dabar mums pats paaiškino, kad tada turėjo fobiją kameroms.
Tačiau šiandien Skiedra nusiteikęs atsakyti į visus klausimus. Tad nieko nelaukę, sėdame į automobilį ir važiuojame į Tautvydo namus. O bevažiuojant Skiedra prasitarė, kad turi ir aktoriaus gyslelę. Štai šiame filme visus vaidmenis atliko būtent Skiedra. O kad kelias neprailgtų, nusprendžiau patikrinti, kokią muziką pralinksmina mūsų pašnekovą. Tautvydas su mielu noru sutiko mums parodyti savo repertuarą ir netgi pažadėjo pritarti pats. Ar esu mėgėjas, klausytis muzikos ar ne? Jei trukdau kaimynams, užsidėsiu ausines. Tačiau po pirmos dainos Tautvydas pradėjo siautėti, o po antros netgi sustabdė automobilį ir pradėjo dainuoti pats. Radio imtuvo, dabartiniais laikais. Remember, twist and shout, you still and tell me why you know it, man. Tai perpildė mano kantrybę, tad išgirdęs šią dainą aš neištvėriau ir pabėgau. Mat buvau girdėjęs, kad ant šio pastato būta negražių dalykų. Tačiau kaip paaiškėjo dabar, tai buvo tik klastotė skirta atkreipti dėmesį. Todėl lygiai po metų aš vėl susitikau su Skiedra.
metų Tautvydas pasikeitęs net pažįstamai, tiek išvaizda, tiek elgsena. Suprantama dėl ko, atidaręs automobilio daiktadėžę, Tautvydas parodo savo naująjį užsiėmimą. Kol jį kalbinami, jis pakuoja naują dozę. Ir net pats parodo, kad tai tikra žolė. Every people on the clouds sit and look at what they found, what they found. Every people on the clouds sit and look at what they found, what they found.